Vedusios kol kas rungtynių pradžioje, kol kas gynyboje daug spragų, Žalgiris netgi ne visomis naudojasi. Užpulti krepšio svečiams irgi nepavyksta, sužaidus 4 minutės. Dabar Geitsų įmestas kamuolys. Kaip čia Geitsas gaudė kamuolį. Rungtynėse Klaipėdos Švyturio arenoje. Neptūnas įveikė Žalgirio komandos spaudimą. Gytis Masiulis nusprendžia neatakuoti iš tolimesnio nuotolio. Gytis Masiulis antrose tarpusavio rungtynėse antrojo pratęsimo metu pataikė labai svarbų tritaškį ir padėjo savo komandai įveikti Žalgirį. O mes žinome, kad Masiulis ir toliau. Τελευταία παρτίδα για τις δύο ομάδες. Ας δούμε πώς την διαχειριστούν. Ο Τόμας παραλίγο, αν χάσει από τον Ντέιβις, τελικά θα καταφέρει να πετύχει. Βάλε τον Καβαλιάουσκας, από τον οποίον σίγουρα υπερτερεί. Σαβάς, με αντίπαλο τον Πυρούτης. Τον πάει κοντά. Εδώ έχει κάνει βήματα. Collins περιμένει τον Άιβερσον. Πήρε την μπάλα, έχει 2 αντιπάλους, δεν κατάφερε να τελειώσει. Και ilgosios pertraukos. Na taip, iki jos minutė 10. Tomas Dimša. 4 tritaškiai iš 5, kol kas jo statistika puikiai. Šakečius prieš Lidėjų, pražanga puolą. Žalgiris šiandien tikrai suteiks daugiau minučių tiems, kurie mažiau žaidžia Eurolygoje. Na, tarkime, Gebenas Eurolygoje su Asveliu šią savaitę rungtyniavo tik tai 7 minutės. Šiandien nebejoju, kad bus bent dvigubai daug. Dėjau įdomią statistikos detalę. Žalgiris pagal puolime atkovotus kamuolius užima tik 7 vietą LKL čempionate. Keisti skaičiai. Iš priekio išeina Thompsonas, iš priekio neleidžia priimti kamuolio Parakovskiui. O jeigu bus metamas balionas, Milaknis ateitų į pagalbą. Parakovskis šį kartą pataikė. Nelabai supratau, Šiauliams gana sekėsi gintis zona ir paskui visiškai tos beveik nebenaudojami. Pango, Singleton, Blažić, Klaver i naš Tomić koji igra sjajno od samog početka, muče ga, kaže malo to slovene bacanja, ali sve drugo je sjajno. Klaver. Voka Petru otišao na klupku, Nate Walters.